Sveiki visi. Tai yra 7. mūsų vakaras Salom mieste. Ir dabar norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie kalbas Ispanijoje. Tai ispanų kalba yra gimtoji, čia netgi 89% gyventojų. Apskritai ispanų kalba espanol, nežinau ar taip ištariau tiesą sakant, viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių kalbų, priklausanti indoeuropiečių kalbų šeimos romanų kalbų grupiai. Tai šiuo metu maždaug apie 450 milijonų žmonių ispanų kalbą laiko gimtąja. Antroji vieta pasaulyje po bendrinės kinų kalbos, o dar apie 90 milijonų tai yra antroji kalba. Ispanų kalba laisvai kalba apie 420 milijonų žmonių, todėl laikoma, kad ši kalba pagal paplitimą yra 4. pasaulio kalba po kinų, anglų ir hindi. Apie šios dalykus labai daug nesiplėsiu, tai tikrai ne mano sritis, džiaugiuosi tik, kad pavyksta apskritai susikalbėti čia angliškai, nors vieną kitą ispanišką žodį nebejoju tikrai išmokau ir neturėčiau pamiršti. Tai keletą galiu gal ir pasakyti, tai yra gracias, tai ačiū, visada mes padėkojame. Buenos dias, labas rytas, labas vakaras yra buenas noches. Dar yra keletas kažkokių žodžių, kuriuos tikrai daugmaž įsiminėm, arba kai kuriuos tiesiog paprasčiausiai supranti iš pačio konteksto, arba tiesiog, pavyzdžiui, yra koks nors, sakykime, ten, kur būna ledų nusipirkti vienas tas koks rutuliukas, tai, pavyzdžiui, uno bola, tarkim, tai yra daug tokių visokių žodžių, kuriuos tikrai manau, kad nepamiršiu. Šiaip manyčiau, kad ispanų kalba man bent jau netrodo tokia super sudėtinga. Manau, kad, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, palygintume su kokiu graiku, man tikrai atrodo daug sudėtingesnė. Tai čia tiesiog mano nuomonė. Tai tiek būtų apie kalbas Ispanijoje. Sėkmės visiems ir susimatysim kitam video. Iki.